fantastišką Adomo ir Ievos istoriją. Mūsų žmonijos pradžios istorija. Dievas juos sukūrė ir patalpino į rojų. Rojus tai yra viskas, absoliučiai viskas, kas buvo sukurta dėl žmogaus. Ir vienintelio dalyko, kurio negalima buvo turėti, tai vaisiaus nuo to pažinimo medžio. Tai kaip jums atrodo, kai yra viskas, kai turi viską, bet vis tiek atėjo jam laikas, ne? Kada prireikia būtent to, ko trūksta, ko negalima. Ir kai tik tai nusiskynė tą vaisių, o aš dabar perversiu į savo suprantamą kalbą. Kai tik tai dėmesį sutelkia į tai, ko nėra, į tai, ko trūksta, iš viso to, kokioj gausoj buvo, kaip viskas gyvenime buvo duota naudotis, kas įvyko, įvyko tai, kad pradėjo jausti gėdą, pradėjo jausti kančią, skausmą žmonės. Ir va čia yra visa esmė mūsų gyvenimo. Kai tik tai mes savo dėmesį nuo tos gausos, kuri yra viskas mumyse ir viskas, kas sukurta aplink mus, yra dėl mūsų. Ir kai toj gausoj mes vis dėlto sugebame sutelkti visą dėmesį į tai, ko mums trūksta, trūksta pinigų, trūksta sveikatos, trūksta bendravimo ar draugų, ar kitų dalykų, aš tokia vieniša. Mes sutelkiame dėmesį į trūkumą, tai, ko dabar nėra, vietoj to, kad nukreiptume žvilgsnį ir pamatytume, kiek visko yra ir egzistuoja ir duota mums, reikia tik tai nueiti ir pasiimti. Ir kas tuomet įvyksta? Kaip ir to istorijai, Sodomo ir Ieva. Atsiranda skausmas, kančia, gėda, kaltė, baimė, ko nebūtų buvę, jei mes, kaip tie kūdikiai mamos įsčiose, kurie vien dėl to, kad jie yra, gauna absoliučiai viską, ko kūdikiui reikia. Net nesvarbu, ar mamos organizmas turi tam pakankamai resursų, ar neturi, vaikas gauna viską, ko jam reikia. Kada mes nustojame būti tie vaikai, kurie supranta, kad užtenka to, kad aš čia esu ir galiu gauti viską, kol nesutelkiu dėmesio į trūkumą.